X faktorius. Helena. X faktorius. Faktorius. Siaubas. Helovino kostiumas. X faktoriaus diena. Avytės. Sveiki visi, kurie šiandien sėdite prie ekrano ir žiūrite X faktorių. Pirmoji dalyvė būtų mergina, kuri nenorėjo, kad mes ją kalbintume. Tiesiog sakė, kad laukite mano pasirodymo. Taigi, pradėsime. Pirmasis pasirodymas. Pradėsim. Šiandienos komisija būsiu aš, esu Gabija ir Tėdis ir manikenas. Taigi galime pradėti šiandienos X faktorių. Sveiki. Labą dieną. Aš esu Andrėja. Taip, iš kur jūs? Aš iš Trakų. Ir ką ten veikite? Nu, tai dainuoju. Tik tais dainuojate? Ir, aišku, mokausi. Kelintoje klasėje? 5. Kiek jų metų? 11. Tai ir ką šiandieną padainuosite? Savo kūrybos dainą. Rytojus. Nu, galite pradėti. Aš kai žiūriu saulę, noriu išskleist sparnus ir pasiekti rytojų. Ar tos nuostabi šalis, į kurią reikia sklisti. Aš kai žiūriu saulę, noriu išskleist sparnus ir pasiekti rytojų. Ar tos nuostabi šalis, į kurią reikia sklisti. Į kurią reikėtų skristi. Kai pakilsiu į dangų, rasiu savo meilę gyvenimą šito. Ir gyvensiu ilgai rytojų, kol pabaigsiu gyvenimą linksmą. Į kurią reikėtų skristi. Į kurią... Aš turiu savo nuomonę, kad aš esu per graži, tai pasakysiu ne. Aš irgi turiu savo nuomonę. Man labai patiko. Bravo! Taip! Taigi, aš sakau, kad man visai nieko buvo. Tik mane labai patiko, kai jūs pradėjote žvengti. Visai nieko, kaip man. Jūs labai gražus halatas. Ne, norėjau pasakyti ne, nes mano per graži suknelė ir aš tokia rafinuota. Man labai patiko, taip! Taigi, man šiaip nelabai patiko jūsų daina, bet man patiko jūsų halatas, užtai tik dėl jos sakau jums taip. Taigi, jūs surinkote 2 taip ir patenkate į kitą etapą.